Sveiki bičiuliai, baigėsi žiema, artėja vasara, artėja kelionių sezonas ir aš po truputį pradedu tam ruoštis. Bet prieš viską yra vienas klausimas, ar šitas kemperis dar važiuoja? Jis visą žiemą stovėjo čia nejudintas, tad einam pažiūrėkim kokia reali situacija. Iš priekio tai šiaip jis puikiai atrodo, ką ratai neplauti po žiemos, biški čia purvai visi likę, o šiaip tai ką žinau, viskas čia kaip ir normaliai, kaip ir išsilaikęs. Gerai, einam pažiūrėti dar kitą šoną. Ką, čia buvo toks rimtesnis židinys rudžių, bet žiūriu, niekas čia labai per žiemos neatšoka, nors čia bet kokiu atveju reiks remontuoti. Kaip kvapelis. Visai nieko. Jaučiasi, kad kažkas gyvena, bet tikrai ne žmogus. Ne, juokauju, iš tikrųjų nėra čia pelėsio kvapo. Norėtųsi kažkaip daugiau intrigos, bet tikrai neblogas kvapas. Gerai, kaip šitos durys atsidarys, ar nebus užrūdyje. Čia reikia biškioms padėti. O, papa, vaikyčiai. Iš karto jau matau, kas čia negerai. Žiūrėkit, kiek čia pelėsio. Bet tik šitoj vietai, ant šito kilimuko vien pelėsis. Wow. Kaip taip gali būti? Daugiau niekur nėra jokio pelėsio. O visas šitas patiesalas supelijo. Eik tu načiart. Iš karto šitą grožį va metam lauk. Taip, tai čia ilsėjasi akumuliatoriai per žiemą. Viskas gerai, labai gražiai čia. Tulikas, viskas išleista, viskas švaru, gražiu. Žiauriai šiaip keista, kad tas kilimėlis supelijęs, o daugiau jokio pelėsio, va. Kas čia spintelėse. Podeliai mūsų kelioniniai stovi. Arbatinukas, vandeniukas, kraneliai, nieks nesprogo per šalčius. Šiaip šiemet labai gerai, kad visą vandenį buvo išleidęs iš visur kažkaip taip kaip nujausdamas, kad bus tokia žiema. Arba einant link galinių durų pastebėjau, kad važiuoklė išsileidus per žiemą, nu bet čia turbūt norma, kai tokie minusai buvo, ten per kokius sujungimus kažkiek tas oriukas gali būti, kad susivaikščiai ir išėjo. Nu ką, svarbiausios durys. Va, šito aš ir bijojau, kebrytė. Blin, užrūdijo čia gal. Ne, jau čia reiks žiūrėti per vidų, kažkas ten iš apačios, kažkas kabinasi. Gali būti ant kabliuk. O, pavyko. Matot, nepasiduokit niekada. Va, daikteliai mano visi čia. Kėdės, viskas beveik paruošta kelioniai. Gerai, einam žiūrėti vidų. Pasijungsim elektrą, pažiūrėsim kaip siurbliukas, ar viskas veikia, ar krauna saulės panelės, gal ten nušalo kažkas per žiemą, gal čia jau nusprogo ta mano elektrinė ir nebeveiks. Pirmą kartą tokią lietuvišką žiemą turėjau. Lendu prie saugiklių bloko. Čia yra tie automatukai, saugikliukai, visus reikia sujungti juos. Tiesos akimirka, ar saulutė jau mus kraus ar nepakraus, nors aišku, čia busas biški pavėsyje stovi. Kol kas nieks nevyksta. Jungiu antrą saugikliuką. O, pirmas jau yra ir antras veikia. Valio. O įdomiausias man yra dalykas, ar veikia vandens siurbliukas. Nes ten jeigu buvo bent lašelis likę vandens, tai ten galėjo viskas išsproti prie tokių minusų. Užė. Gerai. Reiškės veikia. Siurbliukas veikia, stoglangiukas buvo paliktas čia ant tokio mikro. Tai dėl to turbūt ir nieks čia nepripelijo apart šito kilimėlio. Gal tas kilimėlis, kadangi iš bambuko ant tokių juostelių, tai gal sugeria visą drėgmę. Tiesa, čia žiemai nėra čiužinukų gale nuo lovos, tai juos buvom nuėmę. Kaip ir priklauso kemperiui, nei ant lovos, nei ant sėdimosios dalies. Turbūt artėjom prie svarbiausio dalyko. Bandysim kurti, pažiūrėsim kaipgi varikliukas išsilaikė per žiemą. Ar dar užsikurs? Šitas momentas, kuris yra man turbūt pats baisiausias, kadangi kemperis jau yra daug nuvažiavęs, tai klausimas, ar jis dar užsives ir ar galėsim su juo važiuoti. Nieks nevyksta. Bet aš įtariu, kodėl. Greičiausiai gali būti, kad yra atjungta baterija mano žiemai.
Nu taip, ką čia turim, atjungtos akumuliatoriaus kliemos, kurias reikia pajungti tiesiog ir viskas. Na ką, bendrai žiūrint po kapotu, tai situacija gera. Turim maksimaliai beveik stabdžių skysčio, nenukritęs aušinimo skystis. Pabandyti reikia atsukti. Neatsisuka. Nu žodžiu, pasitikėsim, kad čia užtektinai visko. Ir ką, dar reikia tepalą pamatuoti. Taip, kaip ir per vidurį, bet reikia nuvalyti ir dar kartą įkišti ir tada jau žinosim tikrąją teisybę. Kišam atgal, palaukiam porą sekundžių ir viskas normaliai. Nežinau, ar jų matosi, bet idealiai norma, tepuliuko. Gerai, visgi atsuku patikrinti ir vailo kolonėlės skysčio lygį. Yra labai gerai. Nu ką, kumas prisuktas, bandom dar kartelį kurti. Lempelės, o, geras ženklas. Lempelės dega. Nu, dabar klausomės. Panašu, kad mirus baterija. Dar kart bandau. O gal jau mirė mūsų variklis? Ne. Be šansų. Kažkas dar skidelė sūzė. Biški turim problemėlę, blin. Į pagalbą užvedimui iškviestas dar vienas dyzelis. Ir ką, bandysim kaip dabar bus su papildoma srovele. O, kažkur rodyklė kvailioja. Čia gal tik po žiemos kažko tai taip apsuka suka. Šiaip jį niekada neveikdavo. Eiktų savo, kas čia darosi. Gerai, kūro yra, geras ženklas. Nu viskas, bandau kurti. Na. Dar truputį pareguliavau laidus ir bandau dar kartą kurti. Kažkaip panašu man, kad srovė tiesiog normaliai neateina, nes jis toks bram ir užgesta. Ką daryti? Ne. Nieks nesikeičia, vis tiek tas pats. Reiškia, visai miręs mano kumas yra tikriausiai. Arba čia dar dėl tų apsukų, kad jie šokinėja, gal kažkas čia negerai. Nu gerai, dar žiūrėti į lauką, bandyti kažką ten pareguliuoti. Čia visur kaip ir viskas gerai, sujungta. Čia okei, čia stori laidai geri. Gal dar belieka pabandyti minusą perkabinti ne nuo kėbulo, o tiesiai nuo Citroeno akumuliatorius. Nu gerai, bandom kurti. O, suka. Nenori kurtis dar kol kas po žiemos taip lengvai, bet ką, bandau dar kartelį. Panašu, kad mes jau normaliai dirbam chebrytę. Valio, tikiuosi nebeužges, reikėtų atjungti laidus, pažiūrėsim, kas čia darosi. Varikliukas ką, visai gražiai dirba. Dar viena bėda, neužsidaro kapotas. Užrūdijo tas laikiklis, kuris turi laikyti. Negalim daryti bandomojo važiavimo. Nu ką, truputėlį VD, truputėlį atsuktuvo ir purvinos rankos. Ir kapoto liežuvėlis užsidarinės gerai dabar. Dabar žiūrėsim kaip važiuoklę, kaip pagalvėlės bandysim pripūsti važiuoklę. Ranka jau telpa per visus 4 pirštus. Normaliai, geras stovis. Visą žiemą lauktas momentas, bet ką smagu užsikūrė, važiuoti, sėdėti už pusiuko vairo. Vėl kelias, vėl nuotykiai, visi šitie gedimai iš tikrųjų toks kaip geras prieskonis. Truputėlį prasivažiuosim, pasikraus akumas. Pasižiūrėsim, ar gal dar kažkas čia išlys. Paskui nusimato čia daug darbų dar prie šito busiuko.
Čia tik tai toks pirmas prisikėlimas po žiemos. Į kažkokį keliuką čia iššokom, žvirėtas, dubėtas. Nu bet kur čia be techo daugiau nuvažiuosi, iš tikrųjų nesinori papulti niekur. Bet vat protestuoti vis tiek reikia. Privažiavom visai gražią tokią vietą į gamtą, tai kadangi pavasaris, norisi pabūti lauke, tai tuo pačiu su kemperiu yra neįmanoma apsieiti ir be pikniko. Pasidarėm va tokį pikniko stalelį, pasimėm gėrimų, truputėlį pasidėsim, pasvarstysim, ką čia toliau daryti. O šiaip ką, kemperis sukūrėsi, važiuoja, tai sekantis žingsnis reikės susiskambinti su meistru ir varyti pas meistrą. Reikia čia daug ką iš tikrųjų pažiūrėti. Tada skaičiuosim visus kaštus, kas čia gaunasi, gal nebesimoka bus tvarkyti. Ką čia nuo galo žiūrint, tokių yra truputėlį pašerpatojusių dalykėlių, bet jie čia buvo iš tikrųjų. Čia po lango galbūt taip neįtin gražiai atrodo, bet čia manau užtektų populiaruoti viską. Ir galbūt čia jau reiktų šiek tiek dažo duoti. Bet šiaip tai nieko, čia baisiai nėra per tą žiemą, nieko čia jam neatsitiko. Šitie visi dalykai realiai yra buvo jau ir seniau. Manau, technikiniai neturėtų dėl to kabintis. Ką jūs galvojat, bičiuliai, parašykit. Nu va, tokie visokie šudukai. Na, bet šiaip daugiau tai nieko, čia baisiai nėra. Aišku, tik purvinas dar toks visas. Šiek tiek reiks pridėti rankų, taip sakant. Toks tai va busiukas visas. Su lipdukais, gražus. Svarbiausia, gera elektrinė, su daug vandens, tulikais visais. Viską pasiruošęs jau kelioniam praktiškai. Svarbiausia va, variklis, svarbiausia po kapotu, viskas tvarkoja širdelė. Bet čia bendrai pirmas išvažiavimas po žiemos, tai gerai vaibina. Pats tas faktas, kad išvažiuoji su busiuku į gamtą, pasėdi, labai mane džiugina kol kas. Tai šiandien su busu važiuoju jau pas meistrą. Labai tikiuosi, kad nebus reikalinga didelių remontų, bet negali žinot, kaip čia bus. Meistras jau iš tikrųjų įvardins ir pasakys galutinį tokį verdiktą. Tikiuosi sėkmingai pasiekti meistrą, nieks man čia neatsitiks po žiemos, nenulieks koks ratas ir paliksiu pas meistrą, o jis jau įvardins man paskui viską. Norėjau įsijungti radiją paklausyti, bet negaliu pasileisti, kodo prašo po žiemos. Busiukas paliktas pas meistrą. Dabar viskas jo rankose ir jeigu atvirai, tai net neįsivaizduoju, ką meistras pasakys. Bandau savo nusibrėžti ribą iki 2–3 tūkstančių eurų su viskuo jau, su remontu, technikiniu. Bet ar tai apsimoka? Nežinau, čia jau klausimas. Tai parašykit komentaruose, ką jūs darytumėt mano vietoj. Ar dar verta investuoti į tokį seną kemperį? Ar gal jau geriau ieškoti kažką tai kito? Nes nuo šio sprendimo realiai priklauso, ar šios vasaros kelionė iš viso įvyks. Palikau kemperį remontui, bet jaučiu, kad ir man kažkaip lyg gerklę kabina, lyg sloga darosi. Tai išėjau truputį pasivaikščioti miškeliu, gal prasivalysiu. Na ką, tai viskas, bičiuliai, tiek šiam kartui, laukiam verdikto ir iki kitos serijos. Čiau!